Labą dieną, su jumis aš Gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Mano temos vis gilesnės, nes žmonės pageidauja daugiau sužinoti apie savo organizmą. Ir šiandien apie hialurono rūgštį, o už kelių dienų išeis limfinės sistemos papildymas, nes labai prašė leukocitų, limfocitų, eozinofilų. Ir tada supratau, kad tikrai mūsų žmonės labai gabūs, jeigu pradeda gilintis, jiems reikia ne paviršinių, tokių tik abstrakčiai, bet kad jie susidorotų su kažkokia problema, turėtų giliau, esmingiau į ją pasižiūrėti ir tikrai, kas bent viduriniai mokėsi chemiją, biochemiją, puikiai gali suprasti šitas temas. Ir mes hialurono rūgštį stengiamės panaudoti va su kažkokiu tai kremu. Aš čia kelis pasidėjau, gal juose ir neturiu tokio su hialurono rūgštim, bet mes įsivaizduojam, kad tepam į odą ir nuo to oda atliklingesnė, mažiau rūgšlių. Tai prašoma labai daug įvairių pagiriamųjų straipsnių, užsakomųjų. Taip, kas domisi kosmetologija, mokoma įvairiuose kursuose. Taip, iš dalies tai tiesa. Ką reiškia iš dalies? Nes hialurono rūgštis tai labai ilgas polimeras, matom anglies atomų C14, vandenilio 21 ir NO, tai yra oksido azoto 11. Bet o ką reiškia gale N? Kad va šita grupė susijungusi anglis, vandenilis ir azotas ir deguonis, tai N kartų, daug kartų gali kartotis, kaip ir krakmolio monosacharidai. Tai ilgas, ilgas polimeras ir sudarytas ne tik tai iš rūgšties gliukurono, bet ir gliukozamino disacharidų. Čia N-acetil tai ne taip svarbu žinot, kad disacharidas, gliukozamino disacharidas. Tai mes matom, kiek daug ir matysim šiandien yra įvairių sacharidų ir kad mes visiškai jūsų maistu negalim nevartot, nes nevyks sintezė kai kurių dalykų ir netgi baltymai labai dažnai jungiasi sudarydami ir blogus dalykus, kaip baltasis cukrus, glikozilindami neurotransmiterius, bet ir sudarydami ir gerus junginius, kai matysim, kurie reikalingi odai ir kai kurių svarbių organizmo funkcijų gamybai. Taigi hialurono rūgštis yra rūgšties ir disacharido kartu kompleksas ir odoje sąnariuose. O senatvėje ir oda glepsta, slenka žemyn ir raukšlės susidaro. Ir visa praranda tokį standumą. Matosi seno žmogaus oda, kartais ir veido, jeigu nematytumėm tik kažkokį kūno dalį, ji nebūtinai turi būti celiulitas, bet matytumėm, kad tai ne jauno žmogaus oda, jeigu žmogui virš 70 metų. Tai pati ta hialurono rūgštis, kuri kartu yra rūgštis ir disacharidas, sulaiko vandenį. Ir vienur rašo, kad 1 gramas gali sulaikyti net iki litro, bet realiai tai mažiau. Daugiau kaip pusę litro, kokius 600-700 ml. Ir bus mano apžvalga gana moksliniais duomenim pagrista. Aš manau, kad aš ją supaprastinu ir jūs suprasite apie vaidmenį organizme ir kaip senatvėje jos išlaikyti kuo daugiau. Nes nuo to priklauso iš dalies mūsų ir sąnarių sveikata ir grožis. Taigi, kas dar kartą ta hialurono rūgštis? Natūralus polisacharidas, gliukozamino glikanas. Mes matom, kad yra amino grupė, yra azotas. Randamas žmogaus organizme. Drėgmės sulaikymui, audinių elastingumui pats svarbiausias dalykas. Ir iš vienų mokslinių straipsnių radau, kad iki 6 litrų vandens paprastai sulaiko, nors gali ir daugiau. Tai ypač drėkinanti medžiaga audiniuose, ypač jeigu jinai nesintetinė, per odą įeinanti, bet iš vidaus gaminama. Dauguma tos rūgšties hialurono pats organizmas gamina. Taigi sąnariam tai ne tik, kad ten nesitrintų vienas į kitą
kaulų galai, bet tiesiog amortizacija, kai mes šokinėjom, darom aerobinius pratimus, kai mes bėgam, šokinėjom per virvutę, kai mes atsitupėm, kai mes darom jogą, visi šitie pratimai ir sąnarių lankstumas labai svarbus mūsų gyvybingumui. Kuo sąnariai lankstesni, tuo galbūt mes jaunesni ir jaučiamės, nes galime atlikti daugumą judesių, sąnarių funkcijos labai sudėtingos. Ir tai priklauso nuo to, ar mes sugebam sintetinti hialurono rūgštį, kaip ir daug ką, ar baltymus sugebam sintetinti, ne viskas gaunama su maistu. Baltymus tai visus sintetina organizmas, nes net ir tuos, kuriuos gauna su maistu, pirmą išskaldo iki amino rūgščių, po to susintetina, o dalį amino rūgščių sintetina. O hialurono rūgštis į vidų tik odai gali būti panaudojama, o vidų sąnariam ir visa kita turi sintetinti tik pats organizmas. Ir tai yra labai įdomu. O čia va tiesiog parodyta viena ta dalis, apie kurią aš kalbėjau. Ir tų dalių, mono dalių gali būti N kartų, labai daug. Kiek organizme jos yra odoje, čia ne vien veido visoje odoje, pusė kiekio, sąnarių skystyje, jungiamajame audiny, jungiamasis audinys yra daug ir širdyje, atsiminkite, ir jungiamasis audinys ir pilve ir kitur, pavyzdžiui, jeigu jis nestiprus, tai strijos susidaro jungiamasis audinys, netgi mūsų venų sienelės, jeigu jis silpnas, tai tada irgi plečiasi venos. Yra labai įdomu, kad kinų medicinoje su kasos blužnies kanalo veikla šiuolaikinė tradicinė kinų medicina sieja jungiamojo audinio sintezę, pačio sintezę, ne hialurono rūgšties jungiamo audinio stiprumą sintezę. Taigi čia, o kasa labai reikalinga, išskiria visokius fermentus, hormonus, kad sintetintųsi visą tai, kas organizmui reikalinga. Gleivinėse labai daug, yra akies stiklakūnyje. Ir dažnai senatvėje, kai pradeda trūkti vandens, lik mes išsausėjame, tai ir akis tampa sausesnės. Tai va, hialurono rūgštis, kur tik nėra, odoje, sąnariuose, jungiamasis audinys, folikulam labai svarbi, plaukų folikulam, taigi jeigu plaukai labai slenka, senatvėje mes išsausėjom, tai ir plaukų folikulai nemaitinami. Dantenom, irgi senatvėje dantenos klyba, dantenos apsinuogina, vėl čia hialurono rūgštis. Ir pažiūrėsim iš karto, koks maistas skatins sintezę. Taigi visam beveik žmogaus organizmui, kur tik tai mes nepasižiūrėsim, va, ir akiai, galbūt nepasakiau. Kaip jinai sintetinama? Sintetinama beveik visose kūno ląstelėse, fibroblastuose, chondrocituose iš gliukozės darinių. Ir ne tos sacharozės, kuri ten iš dalies kyla į gliukozę, bet gliukozės, kuri yra uogose, natūraliai reikalinga visa maistinė matrica. Matrica reiškia labai daug sudedamų dalių, į ką kažkas tai įdėta. Pavyzdžiui, gliukozė įdėta į daug tirpių maistinių skaidulų, vitaminų C. Pamatysim, kad natūralus vitaminas C taip pat labai skatina hialurono rūgšties sintezę. Už tai daug kartų sakyta, maistas turi būti kuo įvairesnis, nes nuo temos padarysiu nedidelį įlankėlę ir vėl grįšim į tiesų kelią apie hialurono rūgštį. Taigi įlankėlė, kad aš pažinojau žmonių, dalį asmeniškai, dalį tik apie juos skaičiau, tai nepažinojau tada, reiktų sakyti, o žinojau įvykius, kai neaiškios kilmės liga, silpna, bloga. Neseniai tai buvo Tomo Vaičiūno paskaita su Anglijoje gyvenusia lietuvė, kai iš vis nežinoma liga, paskui paaiškėjo, kad tai susiję su smegenų dangalais galvo. Ir jinai labai įvairų maistą, daugumą augalinės kilmės pasirinkusi, bet kuo įvairesnį, kuo jinai tik tai nesimaitino, kokių žolių kokteilių nedarė. Ir atsisakė tokio įprasto maisto, kaip mes valgym, kad labai daug ten, sakysim, duonos, grūdų, mėsos, pagrindė augalai. Ir jei jinai pradėjo už metų, tiesiog jau buvo pasveikusio, šiaip beveik tik gulėdavo. Ir aš pažinojau, jau čia nežinojau, pažinojau daug žmonių, kurie perėjo laikinai, nors prie veganinės mitybos, bet labai įvairios. Ir neaišku, kas vyko su jų organizmais, bet jie jau beveik vežimėliuose sėdėjo, jiem pradėjo nykti kremzlė. Tai arba psoriazinis artritas, arba sisteminė raudonoji vilkligė. Lyg šitos lygos žinomos, jos diagnozuojamos, nustatomos, bet kaip juos gydyti, išskyrus galbūt, kad duoda tam tikrų hormonų arba antinkščių skatinančių veiklą
vaistų, tai panašiai irgi kaip hormonų, nu, nežino, kaip gydyti maistu, bet jie pasirinkę ir pakeitę labai vairią mitybą sustabdė arba pasiekė remisiją ligos. Negaliu sakyti, kad visai sustabdė. Taigi ir hialurono rūgšties sintezė nėra nežinoma, kaip jinai sintetinama. Tai tikrai mes galim paskatinti jos sintezę ir ilgesnę laiką jaustis jaunesni. Nes iš gliukozės darinių, tai nereiškia, kad ištisai turim valgyti gliukozę, jos ir tai per daug. Fermentai ir energija, uždegimai ir oksidacinis stresas. Oksidacinis stresas - biologinis rūdyjimas. Man jau nusibodo galbūt, aš per daug rašau ir dabar duosiu, kas lėtina senėjimą, kad antioksidantai. Antioksidantai neveikia, jeigu homocisteinas padidėja. Ir daug kartų sakau, nusistatykit, bet jeigu jūs nusistatysit, jūs nemokėsit jo sumažinti, nes jis padidėja neteisingai maitinantis, B grupės vitaminų ir žalumynų trūks. Ir dar antioksidantui nelygų stiprumas. Nu, labai sunku pasakyti, kas yra stiprumas. Mes suprantam galbūt kažkokio spiruoklės stiprumą, ar galima sulenkti ar negalima. Mes suprantam alkoholinio gėrimo stiprumą 5, 20, 40, 50 laipsnių. Tai yra procentai ir vadiname tas procentus gryno alkoholio stiprumu. Taip, oksidacinio streso įvairiais metodais, dažniausiai ORA metodų antioksidantinis aktyvumas matuojamas, kuris oksidacinį stresą mažina tarptautiniais vienetais. Ir visos tamsios mėlynos uogos ir daug kitų darinių prieskonių uždegimus naikina, prieš uždegiminę mitybą irgi mano nemažai video įdėsiu ir mažina oksidacinį stresą. Taigi, norint, kad hialurono rūgštis sintetintų, uždegimų neturi būti, o daug kas turi labai daug tų uždegimų. Nes čia turi didelę reikšmę ne vien antioksidantai, omega-3, omega-6 santykis, kiti nueina ir padaro gerą tą santykį, vis tiek serga, nes kitą pusę užmiršta antioksidantų. Reikia viską žiūrėti, ne tik uždegimą, antioksidantus, bet daug ką. Gerą miegą, stresą, judėjimą, kad nebūtų mitochondrijų veikla kaip nors iškraipyta. Ir kiekis mažėja po 25-30 metų, labai kenkia pastovus deginimasis, o čia jau mūsų siekiamybė. Bez tą, ką žmogus neturi, juodaodžiai baltina odą. Kinietės po skėčiais vaikščių, nori, kad tik tai kuo baltesnės būtų. Japonės mes norim kuo rudesnį būti. Rūkimas, cukraus perteklių, vėl uždegimas, harmonija, pokyčiai, nu aišku, menopauzė, čia nieko nepadarysi. Ir šiaip, jeigu žmogus sveria 70 kg, tai 15 gramų hialuronų. Tai jeigu 1 gramas gali vos ne iki litro vandens pritraukti, jūs pagalvokit. O šiaip 500 molekulių vandens. Ir tai jeigu normaliai hialurono rūgštis gali pritraukti tiek vandens ir jos pakankamai bus susintetinta, tai nebus akių sausėjimo, raukšlėtumo, sąnarių problemos. Aišku, galima naudoti papildus, gerti vidų, galima naudoti kremus su ta rūgštimi hialurono. Ir vis dėlto natūralus senėjimo procesas vis tiek vyks, bet galim jį sulėtinti. Ir šiaip naudot 120-240 mg, jeigu vartojam kaip papildo, kad sumažėtų odos išsausėjimo. Moterim tai estrogenų trūkumas irgi sukelia odos išsausėjimą. Gali netgi sumažinti gastroezofaginį refliuksą, kurį daug kas turi, apie jį irgi daug rašiau, bet kaip ką masažuoti taškus, ką valgyti. Bet irgi pasirodo dirginimas, tas sausas kosulys, irgi hialurono rūgštis. Bet pats refliuksas tai ne dėl hialurono rūgšties, o kada rūgštų skrandžio turinys iš skrandžio pakyla į stemplę, dirgina stemplę ir gali lemti jos uždegimą tos gleivinės stemplės. O hialurono rūgštis gali sušvelninti pažeistą tą gleivinę ir tiesiog spartina gijimo procesus. Ypač hialurono rūgšties ir chondroitino sulfato mišinys paskatina tų gleivinius, ypač stemplės gleivinės gijimą. Naudinga sąnariam, akim. Ar galima paskatinti tą sintezę? Aš jau apačioj parodžiau paveikslėlį, kur daug yra azoto. Chlorofilė, 4 azoto molekulės, magnis, skatinančias medžiagas
Tai yra žalumynai, žalumynai. Ir juos, jeigu kartais skrandis silpnesnis, tai į vandenį truputį su rūgštele išspaus kažkokios natūralios rūgštelės arba obuolį, sulčių arba svarainių arba citrinos ir daug visokių žolėsių ant palangės auginamų. Galima ir sušaldyti, blenderyje sutrinti, nebūtinai sultis gaminti. Ir maistas skatinta sintezė, tai truputį turėtų būti amino rūgščių, iš kurių sudarytas kolagenas, tai kaulų sultiniai, želatina, kiaušiniai, bet būtinai reikalingos žalios lapinės daržovės, paprikos turi daug medžiagų skatinančių hialurono rūgšties sintezę. Darykit, dėkit visur, uogos ir citrusiniai vaisiai dėl vitamino C, uogos ir dėl antioksidantų gausos. Ir kaip įsivaizduot, kaip išlaiko vandenį. Tai įsivaizduot, kad pati kaip statinė hialurono rūgštis tai yra talpa. Kolagenas, ta statinė irgi vien iš medžio gi nebūna. Lietuviai, kai daro apjuose kažkokiu metalu arba padaro kažkokią talpyklą, kad būtų galima tą talpą išlaikyti, o vanduo yra turinys. Ir sijos irgi turi būti stiprios, tai yra daug kolageno baltymo, nes, kaip sako, metalo tos sijos, o čia iš kolageno sijos. Ir kolagenas yra baltymas, tada jis būtinai turi būti reikalingas kaip sija, kad stabilumo jausmas. Ir tai reikalinga visam organizmui, nes hialurono rūgštis be kolageno veikia silpniau. Pamėginau sukurti padedamą dirbtinio intelekto, kaip aš įsivaizduoju ir kaip mokslinėse straipsniuose ten sudėtingi angliški su visokiom schemom. Tai va, man nubraižė tiesiog statinys, kolagenas laiko tą hialurono rūgštį, o hialurono rūgštis yra šviesiai va šita va statinys, kaip tabletė, kurios viduje yra vanduo. Hialurono rūgštis yra talpa. Ta talpa stovi ant kolageno pamatų, o hialurono rūgštis suriša tą vandenį. Va. Tai ir yra hialurono rūgšties talpa. Tai labai sudėtingas dalykas. Ar hialurono rūgštis pati jungiasi prie kolageno? Ne kaip klijai, tiesiog sudaro kompleksus. Jungiasi dar prie specialių medžiagų, proteoglikanų. Proteoproteinai, o glikanai yra vėl specialios medžiagos. Ir sudaro kompleksus. Ir pastoviai tas tinklas nėra visam gyvenimui, kai pastatas pastatytas, jis turi atsinaujinti. Ir vitaminas C kritiškai svarbus. Ir sintetinis yra sintetinis, nors jis irgi veikia. Bet vitamino C turi iš citrusinių vaisių, netgi lieka ir bulvėse, visur. Nes jis yra ir antioksidantas, saugo hialurono rūgščių nuo oksidacinio irimo, jeigu kitų antioksidantų negauna. Tvirtam karkasui reikalinga, o kolagenų galit irgi kaip papildą vartoti. Pirmo, antro, trečio tipo. Jums paaiškins farmacininkai, kuo skiriasi. Būtinai pasižiūrėkite, kad jūsų valgomame maiste būtų amino rūgštis, glicinas, prurinas, lizinas. Lizino ir miežiai daug turi. Sveikas virškimo traktas. Jeigu tik nesveikas virškimo traktas, nei kolageno sintezės nevyks, jeigu nors ir gausit baltymų, nei hialurono sintezės, daug sintezių nevyks, daug audinių sintezės. Ir dar susidarys visokie šlakai, kurie pažeis jūsų kepenis, triks sąnarių veikla. Kol nesusigydėt virškinimo trakto, kurį jūs patys sužinot daug dalių, pradedant nuo burnos, skrandžio, visų žarnyno dalių, plonojo ir storojo, ir taip pat padeda virškinamajam traktui kepenys, kasa, taip kepenys tulžys skiria, kasa, kasos sultis ir dar turinį jisai ne tik į žarnyno dalį kenksmingų medžiagų pašalina ir inkstą, ir šitas sudėtingas virškinamasis traktas turi sudaryti sąlygas, kad nesusidarytų nuodai, nesutrikdyta virškinimo trakto veikla, ko jūs ten į save bekištumėt. Jeigu traktas neveikia, gera sintezė bet kurių medžiagų nevyks. Taigi papildomos dar medžiagos sintezei. Kaip sakoma, aš tai pasakysiu, kad kas yra geras virškinamasis traktas? Tai geras meistras, kuris nėra prasigėręs, kuris neserga Parkinsonų, rankos nedirbia, kuriam viskas labai gerai. Nes jeigu jam ir duosit gerus įrankius, jis viską padarys blogai, jeigu jis sirgs.
tas virškinamasis traktas. Nes neužtenka turėti gerų medžiagų. Pats visas tas šeimininkas, kabutėse, virškinamasis traktas turi būti sveikas. O tos dalys, kurios reikalingos sintezės, tai va, C, magnis, magnis tuose žaliuose daržovėse, jis chlorofilo formulėje, varis, omega 3, kuo daugiau, linų semenų, riebių žuvų, hialurono rūgšties galit vartot papildus, jau minėjau 120-240 mg per dieną ir geresnis poveikis su kolagenu kartais pardavinėjama kartu. O vietinis naudojimas tepkite, geresni kremai būna parašyta smulkia molekuliniai, giliau įsiskverbia į odą, o kiti tik tai paviršinius sluoksnius drėkina, kasdieniniai priežiūrai tinka. Sąnariams būna specialios terapijos, mezoterapija, biorevitalizacija, vitalizacija yra gyvybingumo pridavimas ir yra specialios injekcijos, bet tik tai gydytojai gali daryti esant indikacijoms sąnariam. Ir išoriškai, tai aišku, jau kai oda pradeda glebt, galite ir nuo 30 metų. Bet prevencija visada svarbesnė negu korekcija. Tai, ką valgome. Ir hialurono rūgštis ne vien kremas, sistema. Kūnas gamina, pats jai turi sąlygą. Mityba, ramybė, daug antioksidantų maiste, daug vitaminų maiste, daug magnio natūralaus maiste, chlorofilo ir uždegiminių, antiuždegiminių medžiagų, kas ir yra antioksidantai. Tai yra pagrindas jūsų sveikatos. Gili žiema, bet ateis pavasaris. Atsiras daug žalumynų. Tie, kurie turi nenupurkštus sklypus, galit viską valgyti, pasižiūrėkit, ką pažįstat, žliūgės, garšvas, nusiplikykit dilgėlės ir visą tai žaliuosius kokteilius, kiaulpienių lapelius. Būkite sveiki ir tegu jūsų organizmas susintetina visą tai, kas reikalinga jūsų sveikatai, tiek mentaliniai, tiek kūno funkcijoms išlaikyti. Atsisveikinu iki kito karto.